Taigi prieš mus klasikinis pavyzdys, kuris yra naudojamas testuojant įvairius sistemų kontrolės algoritmus. Ir tuo pačiu mes šitą pavyzdį panaudosime reinforcement learning paradigmos supratimui. Taigi, kas čia prieš mus? Prieš mus yra vežimėlis, kuris gali judėti į dešinę arba į kairę. Vežimėlis šiuo atveju jis gali judėti į dešinę ir į kairę tam tikrų greičių, tebūnie jis jau kaip pažymėta U. Vežimėlis gali aišku turėti savo masę. Mūsų atveju įsivaizduokime, kad viduje vežimėlio yra mūsų robotas, kuris gali atlikti du veiksmus. Tai yra būtent judėti fiksuotų greičių, vardan pavyzdžio, tebūnie tai 1 metras per sekundę į dešinę arba į kairę, irgi tebūnie fiksuotų tam tikrų greičių, tebūnie tai vėlgi kažkoks 1 metras per sekundę. Uždavinys gali būti sprendžiamas grynai naudojant fizikos teoriją, įvairias diferencialinės lygtis, o uždavinio esmė yra sekanti, kad yra vežimėlis. Vežimėlis prie vežimėlio yra pritvirtintas vertis, kuri gali sukinėtis aplink savo ašį. Ir mūsų tikslas taip stumdyti vežimėlį, kad ta švytuoklė išlikstų vertikalioje padėtyje. Mūsų šiuo atveju, mūsų robotas, ką jis mato? Jis mato kokiu kampu, kokius sensorius jis turi ir kokią informaciją, kas yra ta būsena S, kurioje mato mūsų robotas ir kurios pasiekoje, tai yra tos informacijos pasiekoje, jis turi priimti tuos veiksmus A, kur pas mus veiksmai A, tai yra, tebūnie tai vienetas, tai judėti į dešinę, 0, tai judėti į kairę, reiškia, aš turiu tuos du veiksmus, mūsų tas robotas gali pastumti vežimėlį vienodu greičiu į kairę arba į dešinę, o mano būsena S, tai galėtų būti tas mano kampas Φ, kokiu kampu yra atsilenkusi švytuoklė nuo vertikalės. Taip pat kampinis greitis, aš pažymėsiu tiesiog kaip Φ išvestinė, tai reiškia, kokiu kampiniu greičiu šiuo metu juda, kaip greitai, kiek radianų per sekundę ta švytuoklė šiuo metu sukasi. Kas dar gali būti? Gali būti vežimėlio koordinatė, tai reiškia, kokioj pozicijoje koordinačių sistemoje, koordinačių sistema, tai būnė x, y, tai kokioj pozicijoje, būtent mūsų domina tik tai x ašis yra pats vežimėlis. Ir taip pat gali būti, pavyzdžiui, vežimėlio greitis. Vėlgi aš pažymėsiu vežimėlio greitį kaip x išvestinė. Tai galėtų būti mano būsena, reiškia, sensoriai, kuriais mano robotas gauna informaciją, nusakomi šitais 4 kintamaisiais, veiksmai, kuriuos gali atlikti robotas. Aš koduosiu kaip 1 galbūt ir 0, o tai reikš judėjimas į kairę arba į dešinę fiksuotų greičių. Ir tikslas, kurio mes siekiame, tai yra modelį, kurią mes siekime suprogramuoti, šiuo atveju neuroninį tinklą apmokyti taip, kad jisai prognozuotų, gaudamas neuroninis tinklas, tai yra būsenos S informaciją, daryti prognozuoti tokius veiksmus, kad švytuoklė pastoviai svyruodama aplink vertikalę, nedideliu kampu, pastoviai išliktų stabili. Taigi mano į neuroninį tinklą aš paduosiu informaciją S, šiuo atveju tai bus būtent įėjimas, duomenys į neuroninį tinklą, iš mano modeliuojamos aplinkos. Aš noriu apmokyti neuroninį tinklą taip, Q funkcijos algoritmų atveju neuroninis tinklas prognozuotų tam tikrą Q funkcijos vertę prie galimų veiksmų, kuriuos potencialiai gali atlikti mano vežimėlis. Ir reiškia, aš noriu sukurti tokį neuroninį tinklą, kad jisai prognozuotų Q vertės kiekvienam galimam veiksmui, o savo ruožtų mano programa, mano robotas, kuris valdo tą vežimėlį, darytų tuos veiksmus, žiūrėdamas ten, kur Q vertė yra maksimali. Ir tokiu būdu pasiekia ta apversta švytuoklė paskalioje pozicijoje. Uždavinys yra sprendžiamas daugelį metų, yra labai daug pavyzdžių, tiesiog pažiūrėkime keletą pavyzdžių, trumpų video, kuriuos aš parinkau, kurie rodytų šio uždavinio įvairias variacijas. Pirmas video, kurį galime pasižiūrėti, tai yra tiesiog kaip žmogus paskaitoje studentui duotas uždavinys ant piršto išlaikyti balansuojančią švytuoklę. Pasižiūrėkime.
kaip jai sekasi tą uždavinį atlikti. Šiuo atveju reinforcement learning modelis tai yra žmogaus smegenys. Antras pavyzdys, vėlgi švytuoklė, kurią valdo kontroleris, tiesa nenaudojantis reinforcement learning paradigmos, bet naudojantis kitas sistemų kontrolės paradigmas. Bet vėlgi tai yra pavyzdys išlaikyti, sakykime, švytuoklę, ant kurios uždėtas grafinas. Ir tikslas, kad taip kontroliuoti sistemą, kad ta švytuoklė su grafinu viršuje išliktų vertikalioje pozicijoje, nenukristų. Ir trečias pavyzdys, jau šiek tiek sudėtingesnis, tai yra dronas, kuris mėgina irgi valdyti švytuoklę. Šiuo atveju dronas jau atlieka veiksmus 3D erdvėje. Vėlgi tai rodo, kad šitas uždavinys turi visą eilę tiek sudėtingesnių, tiek paprastesnių variacijų. Taigi, mūsų pavyzdys – balansuojanti švytuoklė. Šio pavyzdžio kodo yra labai nedaug ir jisai suskirstytas į 3 dalis. Kolabo dokumente, kurį atsidarysite, būtent tas 3 dalis ir matysite. Tai pirmoje dalyje tiesiog pademonstruota, kaip paleisti pavyzdį, kada mes nenaudojame jokio dirbtinio intelekto, tai yra mūsų tiesiog dirbtinis intelektas, yra atsitiktiniai veiksmai. Mes generuojame atsitiktinius veiksmus ir žiūrime, kas darosi su mūsų aplinka, koks rezultatas gaunasi. Tai yra padaryta dėl to, kad mes galėtume nustatyti tam tikrą bazę, virš kurios, jeigu mums pavyks pasiekti kažką tai daugiau, šiuo atveju ilgiau išlaikyti švytuoklę vertikalioje pozicijoje, tai reiškia, kad mes jau kažką išmokom. Bet antroje dalyje, vėlgi su keliom kodo eilutėm, pademonstruota interaktyvi aplikacija, kurios rėmuose mes galime valdyti mūsų robotą rankomis. Ir jeigu šitie 2 žingsniai sėkmingai praėjo, reiškia, tada jau galima pajungti reinforcement learning algoritmus ir tokiu būdu jau gauti neuroninį tinklą, kuris laikys švytuoklę vertikalioje pozicijoje tiek, kiek mums reikia. Pirmas žingsnis, kurį mes turim padaryti, tai visų pirma suinstaliuoti Gymnasium biblioteką. Pip install Gymnasium, mes instaliuojame garsią Gymnasium biblioteką, kurios uždavinys yra įgalinti programuotojams lengvai ir greitai aprašyti savo aplinkas. Po pirmo žingsnio mums reikia sukurti savo aplinką. Tuo mes ir pasinaudosime. Reiškia, Gymnasium bibliotekoje yra keletą pavyzdžių, kurie ateina su pačia biblioteka, kur mes panaudojame metodą make ir metodui make nurodome aplinką, šiuo atveju tai mūsų apverstos švytuoklės pavyzdys, ir automatiškai gauname kintamąjį, tai yra environment kintamasis, jis saugo visą reikalingą informaciją. Reikia pažymėti, kad sudėtingų uždavinių atveju būtent šitas žingsnis, aplinkos sukūrimas, yra daugiausia resursų atimantis darbas. Kaip ir sakiau, pateiktam pavyzdyje yra 3 žingsniai. Ir pirmo žingsnio metu mes tiesiog atsitiktinai mėginsime daryti veiksmus ir žiūrėti, kas gaunasi. Taigi matome, kad mes turime ciklą, kuriame atliekame 100 iteracijų ir kiekvienos iteracijos metu mes darome 2 žingsnius. Pirmo žingsnio metu mes atsitiktinai, tai yra iškviečiame atsitiktinių skaičių generatorių, kuris yra iškviečiamas metode sample, ir gauname atsitiktinį veiksmą. Šiuo atveju pas mus tai bus 0 arba vienetas ir tai reikš judėti į kairę arba į dešinę fiksuotų greičiu. Ir tada antro žingsnio metu perduodame šitą veiksmą metodui step, kuris yra mūsų aplinkos komponente, ir tas metodas įvykdo tą veiksmą ir prasimuliuoja visus objektus, kurie yra aplinkoje aprašyti, to mūsų atlikto veiksmo pasekoje. Pats metodas reiškia, jis tiesiog padaro vieną žingsnį įvykdydamas mūsų veiksmą. Ir grąžina informaciją, kuri šiuo atveju svarbiausias informacijos elementas yra kintamajame observations, kuriame sudėta informacija apie mūsų aplinką. Ir šiuo atveju ta informacija susidės iš 4 skaičių, tai yra kokiu kampu pasislinkusi mūsų švytuoklė, koks tos kampinis greitis švytuoklės, kokia vežimėlio pozicija ir koks vežimėlio linijinis greitis.
Jeigu paleisime šitą kodą, pamatysime, kad maždaug vidutiniškai 40 žingsnių reikia atlikti, taip, kol pasiekima taip vadinama terminalinė galutinė būsena. Terminalinė galutinė būsena mūsų atveju reiškia, kad švytuoklė atsilenkė daugiau negu 15 laipsnių. Tokiu būdu mes nutraukiame aplinkos simuliavimą ir iš naujo iškviečiame metodą reset ir mėginame iš naujo. Antroje šio pavyzdžio dalyje rasite komponentą, kuris leidžia valdyti rankiniu būdu mūsų švytuoklę ir pasižiūrėti, ar mums pavyksta peržengti tos 40 žingsnių ribą, kurią mes pasiekėme darydami atsitiktinius veiksmus. Šitas komponentas turi 3 pagrindinius metodus, kurių kiekvienas vykdo tam tikrą veiksmą. Pirmas metodas, tai reiškia, kai aš paspaudžiu klavišą judėti į dešinę, yra vykdomas ir šiuo atveju matome, kad aplinkai perduodamo argumento reikšmė yra vienetas. Tai reiškia, vienetas reiškia judėti į dešinę, atitinkamai metodas judėti į kairę, tai aplinkai perduodamo argumento reikšmė bus tiesiog 0. Ir trečias komponentas, tai yra aplinkos resetinimas. Tai aš tiesiog atstatau aplinką į pirminę būseną. Ir žaisdamas šitą mažą žaidimą, aš labai lengvai galiu įsitikinti, kad aš galiu šią švytuoklę balansuoti kiek noriu ilgai. Įvykdžius prieš tai atliktus žingsnius, aš ir tuo pačiu įsitikinus, kad pateiktas uždavinys turi sprendimą, aš galiu pereiti prie reinforcement learning algoritmų panaudojimo. Tam panaudosime garsiąją Stable Baseline 3 biblioteką. Stable Baseline 3 biblioteka turi visą eilę ištestuotų stabiliai veikiančių algoritmų. Šiuo atveju mes pasinaudosime vienu algoritmu, kurio sąlyginis pavadinimas ir tuo pačiu modelio pavadinimas PPO. Apie pačią algoritmą aš dabar nekalbėsiu, tiesiog žiūrėkime jį kaip į juodą dėžę. Jo rėmuose mes sukūrėme modelį ir tada, kadangi mes turime aprašytą aplinką pilnai, tai pats mokymasis tiesiog viena komandinė eilutė. Lean, model.lean. Ir čia aš nurodau, kad atlikti iki 20 000 simulacijų. Tai reiškia, bus atlikta 20 000 simulacijų, kur vienos simulacijos metu sistema mėgins iš pradžių visiškai daryti atsitiktinius veiksmus, bet vėliau vis gerinti savo veikimą. Tai yra vis tenksis neuroninis tinklas keisti savo svorio koeficientus taip, kad prognozuojami veiksmai kuo ilgiau išlaikytų mūsų švytuoklę vertikalioje pozicijoje. Ir apmokius tokią sistemą mes pamatysim, kad iš tikrųjų neuroninis tinklas taip pat kaip ir rankinio modeliavimo metu gali išlaikyti mūsų švytuoklę kiek norima ilgai. Tam, kad ištestuoti mūsų jau apmokytą neuroninį tinklą, mes galime sukurti, pavyzdžiui, ciklą, kurio metu atliksime 1000 žingsnių. Ciklo metu mes perduosime aplinkos kintamuosius ir jų reikšmes. Metodui predict, tas metodas tiesiog perduos mūsų neuroniniam tinklui aplinkos būsenos kintamųjų reikšmes ir prognozuos veiksmą. Ir tą veiksmą mes perduosime aplinkos metodui step, kuris savo ruožtu mums grąžins naują aplinkos informaciją, kuris savo ruožtu toliau sekančioj ciklo iteracijoje keliaus į metodą predict ir taip toliau 1000 žingsnių. Ir mes galime įsitikinti, kad tuos 1000 žingsnių mūsų apmokytas neuroninis tinklas sėkmingai balansuoja mūsų apverstą švytuoklę.